metų vlogmas. Taip, tai yra gruodžio 1 ir oficialiai atidaromas gruodžio mėnuo, žiemos laikotarpis ir žinoma vlogmas. Tai vlogmas dariau aš ir pernai, pirmą kartą tada ir man visai patiko. Tai galvoju ir šiais metais. Ir kadangi po kelionės mūsų atostogų pasidariau kažkur mėnesio laiko pertrauką nuo filmavimo ir pailsėjau. Iš tikrųjų pasiilgau filmavimą, tai tikrai man patinkanti ir įdomi veikla, tiek filmuoti, tiek montuoti. Tai dėl to, sakau, sugrįšiu su vlogmas. Ar tu džiaugiesi, kad jau atėjo žiema? Ne? Iš tikrųjų, jo pristigo nemažai. Pirmą žiemą, kur nesidžiaugi žiemą? Nu jo, pernai tai tu labai džiaugiaisi žiemą. Tau labai patiko, visi sniegas, slidinėjimas. Iš tikrųjų, visą savaitę laikosi gan šaltas oras, temperatūra. Nes ir dabar bet yra -10 ir jau yra 12 valanda dienos. O mačiau bus ateity ir čia man atrodo rytoj paryt naktį -20, dieną -17, prieš tai čia buvo kelias dienas irgi ryte mašina rodė -18, tai iš tikrųjų šalta, tikrai šalta. Mus rėjus į lauką nebeina. Eina, negali kad eina, bet labai nenoriai eina. Čia pasirengti, nenori sustriukę einu mėgoti. Jo, sustriukę lieka savo guolį. Nenori nusivilk striukės net. Tai biškį juokinga tas, bet aš suprantu, jam tikrai šalta. Bandėm dar nupirkti tokius batukus jam, bet grąžinom, nes nepatiko, jam iš tikrųjų nepatiko. Nors būna čia kiekvienais metais mes užmanom tuos batus, bet turi kelios dienos praeit, kol jis pripranta prie jų. Bet šiais metais kažkaip žiūrim, kad nelabai ir kažkaip nekankinam, tai dėl to paliekam jį be batų, bet jis labai greitai kažkaip susuka, viską padaro lauke ir greitai namo. Tai va, bet labai nenori, sako, eina į lauką. Jokinga žiūrėti, kaip jisai nenori eiti į lauką. Seniau skanukas visada parėjęs iš lauko gaudavo skanuką, dabar prieš einant į lauką jau jisai jau prieš reikalauja, kad duodam skanuką. Jo, šiandien tada sugalvojom važiuoti šiek tiek į miestą, į Trondheimą. Turim elektronikos šiek tiek prisikaupusios, tai reikia tą elektroniką išmesti į tam skirtą vietą. Taip pat vežamės ir dar galvojam pažiūrėti kažkokių kalėdinių dovanų. Tai gal kažkur pasivaikščiosim? Man advento kalendoriaus reikia. Jo, tai va, Bairis papasakosiu. Tai prieš savaitę Edgaras nusipirko advento kalendorių ir tas buvo... Ką aš čia storą kaip tai ir nusipirko Kinder advento kalendorių. Ištestuoti. Ištestuoti. Net neverta. Visi vienodin. Jo, šitie buvo kur Kinder, kaip jie vadinasi? Bueno, jo, Kinder Bueno. Ir kiekvieno iš dienų buvo po vieną tą gabalėlį Kinder Bueno ir paskutiniai visas tas kaip, nauja pakuotė, kur du ilgi šitie visi sudėti. Ir visiškai, tu kalbėk. Neverta. Reikia rasti kitam. Ir šokoladą noriu. Nežinau. Bet jeigu jisai blogas, tai reikia 24, nes tada... Ką turi menį? Nes vieną kalendorių. 24 kalendorių nori? Jo. Tai tu žadai visą kalendorių per vieną dieną suvalgys? Jo, čia mano iššūkis, challenge'as. Bet ne, čia yra esmė viso kalendoriaus. O aš nusipirkau, rodžiau ir Instagrame savo, jeigu kas nesekat, pasekit, įdėsiu nuorodą. Tai nusipirkau advento kalendorių iš Sephoros. Taip. Tai, jo, čia atostogų įtaka buvo. Nes Sephoros Lietuvoje irgi nėra ir Norvegijoje.
O labai visi, ypač užsienio influenceriai, youtuberiai, nežinau, instagrameriai, labai visi kaip pasinešę tos Sephoros ir viską perka ten iš Sephoros. Tai kai buvome čia atostogų Amerikoje, nuėjau aš tą Sephorą, nu, nežinau, man parduotuvė atrodė, kaip koksai, nu, nežinau, tų kosmetikos parduotuvė. Bet sakau, užsimaniau ir aš to advento kalendoriaus būtent iš Sephoros. Ir užsisakiau iš Švedijos, tai atsiuntėm iš Švedijos tą advento kalendorių, labai įdomi pakuotė, gal tokia metalinė dėžė ir su tais 24 langeliais, tai bus įdomu atidaryti. Šiek tiek pasiskaičiau, kas ten buvo, nes Sephora turėjo bent kelis kalendorius, tai išsirinkau vieną iš jų, pasižiūrėjus, nu, maždaug, kad būtų įdomesni kažkokie dalykai. Tiek jau daug pripliurpiau, bet iš tikrųjų pasilgus to filmavimo ir gal atrodo daug kas įvyko per tą mėnesį. Nu, kažko labai neįvyko, bet kažkas ir įvyko, tai... Kas įvyko? Pas mane tai įvyko, tai pas tai aš nežinau. Nauja įranga atkeliavo. Beveik viską keičiau. Mane viską, bet... Nu, pagrindinis tos dalykus. Dalykų, tai bazė keičiasi. Pedalai, vairas, turėjau 2 naujus vairus, liko vienas, turėjau 2 naujus pedalus, liko vienas. Apie tai, ką svajot galėjau kažkada ir taip gavosi. Realiai negalvojau, kad tai bus realybė kada nors. Bet pavyko. Jo. Tai Edgaras atsinaujino savo vairavimo įrangą, ne iš tos mašinos, bet tos feikinės mašinos, kaip aš sakau, simuliatorius. Tai tau kalėdos atėjo anksčiau. Gal. Ja. Šeimai anksčiau. Žiauriai skanios spurgos. Mes jau čia kelis kartus pabandėm pirkti jos. Tai žiauriai skanios. Tai jau grįžom namo ir galvoju parodysiu šitos advento kalendorius. Tai pirmą turim Rėjaus advento kalendorių. Štai Rėjus gali. Tai pirmą atidarykim jo kalendorių. Ką už žodį?
Tai va, toks kalendorius. Ir čia, man atrodo, buvo sužymėti jo kelių rūšių šitie skanukai. Tai atidarom 1 dieną. Šiaip labai jau keista, kad ta gruodžio 1 ir jau advento kalendorių galim daryti. Kažkaip labai greit atėjo, man atrodo, tas gruodis. Štai toks medaliukas, sausainiukas. Čia žiūrėjau, krenta prapačia. Tai čia dabar yra dveji vienodi, panašus tiksliau, tokie sausainiai. Bet čia gal panašiau į šitą, tai būtų antis. Jau mes rūbus skalbim, pamiršau. Nori? Liktai patiko. Tai ir aš turiu tada savo šitą kalendorių, kur sakiau. Tai va, taip atrodo šitą dėžė. Kaip čia išimti patogiai. Čia, man atrodo, visi produktai maždaug. Ir va, tai tokia įdomi, kad metalinė dėžė, tai šiaip kažką ir vėliau bus galima įsidėti. Jo, čia rėjaus maistas, jisai mėgsta valgyti ant sofos, tai va dėl to čia. Bet jo, 1 numeriukas yra, matau, čia. Tai čia gal bus koks nors produktas. Pažiūrėkim. Tai čia kaip ir lūpų blizgės, kaip suprantu, galim pabandyti pažiūrėti. Iš tikrųjų, šitam vlogui dar nelabai ko pasirašiau, tai neturiu nei pasidėjus stovą, nei nieko, tai dabar įmečiau šitą telefoną į dėžutę. Tiesiog. Bet jo, toks skaidrus blizgės. Nu jo, tiesiog paprastas blizgės. Blizgiai man šiaip gal nelabai patinka, bet šiaip kaip žiemą dabar, tai tikrai sausėja labai lūpos, tai ar vazeliną, ar kažką reikės ant lūpų pastepti. Tai, manau, vis tiek susinaudos. Tai va, šiaip įdomu, kad taip ir surašyta. Žiūrėjau, antro irgi čia kažkas parašyta. Little Sweetness. Tai va. Tokia ta 1 diena advento kalendorių. Ir ką dar? Dar ką noriu parodyti. Tai čia prieš porą gal savaičių Edgaras užmatė akciją Lego vienoj parduotuvėj žaislų. Ir kadangi iš tikrųjų mums labai patiko ta Amerika kelionės metu, tai rado šitą Lego su nemaža nuolaida. Ir nupirko šitą. Tai man irgi nieko nesakė, tai buvo staigmena, kai pasiėmėm iš paštomato. Tai kažkurią dieną reikės sudėti šitą visą, kaip čia vadinasi, New York City, tai vadinasi jo New Yorko miesto kelis pastatus žymiuos. Tai iš tikrųjų labai fainas ir matau dar prašyta jo kurie. Tai šiaip Lego rinkimas yra labai fainas užsiėmimas. Mes kažkurias kalėdas irgi rinkom Lego mašinytę. Mašina ten jau visa buvo nemaža. Tai iš tikrųjų labai daug laiko užimantis tasai dalykas. Priklauso, aišku, ir nuo dydžio ir kiek čia tų detalių. Bet atsimenu tą mašiną visą dieną dėjom. Tai va, ir dabar bus šitas miesto vaizdas.
Tai jau, žodžiu, ir vakaras. Neatsimenu, kur iš tikrųjų baigiau filmuoti. Ai, tas kalendoriais. Jo, tai paskui gavau pranešimą dar, kad pasiimti siuntą. Ir galvoju, niekur nelaukia jokios siuntos. Edgaras irgi nelaukia jokios siuntos. Ir pažiūrėjau, siuntėjas yra Vilnius. Tai šiaip nežinau, kas man galėtų iš Vilniaus siųsti siuntą. Ir po to radau, kad yra kaip Lietuvos pašto tos kodukas. Tai įvedžiau ir pasirodo buvo Klaipėda. O Klaipėda jau žinau, mano draugė siunčia man siuntą. Tai ir iš tikrųjų labai fainai, labai apsidžiaugiau, tokia staigmena. Tai nuvažiavom dar pasiėmiau tą siuntą. Bet jo, draugė sakė neatidaryti dar tos siuntos, nes čia laukti iki kalėdų. Ir kažkaip negalvoju, kad taip greit atvyks. Tai jo, išsiuntė 23 dieną. Tai kiek čia per savaitę kažkur ėjo. Tai iš tikrųjų greitai. Susikėliau savo šiandienos filmuotą medžiagą į kompą. Tai jau čia tiek pradėjau montuoti. Ir nežinau, kaip čia gausis tas pirmas vlogmas. Gavosi kaip gavosi. Tada matyt susitiksim jau rytoj. Ir žiūrėsim, ką veiksim rytoj. Plano kaip ir nėra. Tai žiūrėsim. Ačiū, kad žiūrėjote pirmąjį vlogmasą. Ir susitiksim rytoj. Iki.